Šiandieną pas mus į servisą atvyko Mitsubishi Outlanderis, 2016 metų automobilis, plugininis hybridas. Užsivedus benziniam varikliui, jisai užgesta lygiai po 10 sekundžių ir skydelį užsidega klaidos pranešimai dėl RBS sistemos, dėl būtent pačios hybridinės sistemos. Atlikę pirminę kompiuterinę diagnostiką nustatėm, kad yra aukštos įtampos pramušimas į korpusą. Tai bandysim surasti problemą, kur nuteka aukšta įtampa, kas pramušinėja ją. Aišku, to pasekoje ir dėl to suveikia apsaugos automobilį ir būtent atjungiama aukšta įtampa visa hibridinė sistema. Tai prieš dirbant šios darbus, tai kaip visada atsijungiam saugiklį, kuris randasi tunelį. Na kągi, ir pradėsime gedimo paieškas. Gedimas Outlanderiui pasireiškia maždaug taip. Ready. Benzininis variklis susivedė. Kągi ir dirba čia kokią maždaug 10 sekundžių ir viskas. Variklis užgeso ir EV System Service Required pranešimas susidegė ir RBS pranešimas, servizo pranešimas. Tai toks gedimas. Problema aukštoje įtampoje. Gedimo priežastis manome, kad bus aukštos įtampos baterijoje, tai prieš numinėjant bateriją turime išsiurbti iš automobilio freoną stotelės pagalba, kadangi baterija, aukštos įtampos baterija, kuri randasi po dugnu šiame automobilyje, yra būtent aušinama kondicionieriaus pagalba. Tai prieš atliekant darbus, numinėjant aukštos įtampos bateriją, turėsime ir ištraukti, pirmiausia turim ištraukti freoną. Aukštos įtampos bateriją jau turime nuimtą nuo automobilio, matot kaip atrodo vaizdas. Pati baterija suvargom labai stipriai su atjungimu šitų laidų, nes čia bėda aliuminį oksiduojasi sujungimai, išimt labai yra sudėtinga, bet išėmėm viską ir kągi, dabar beliko tik atsidarinėti pačią bateriją. Baterija yra stovi šitam automobilį ličio jonų. Tai kągi, atidarinėsim bateriją neužilgio. Tai kągi, turim atidarytą aukštos įtampos bateriją. Na kągi, ir dabar pradėsime visus matavimus, bandysim ieškoti gedimo priežasties. Na ir turim jau pilnai sutvarkytą automobilį. Tai į ready padėtį šoko ir nusiveda, dirba ir būdavo užgesda automobilis po iki 10 sekundžių darbo, o dabar viskas pilnai veikia, klaidos visos dingo, hibridinė visa sistema funkcionuoja puikiai.